Labas rytas, visi, kas žiūrite, kas dalyvausite ar kas žiūrėsite įrašą. Kaip pasveikinti šį nuostabų rytą. Ir prajaučiau, kad noriu ir tikslinga tęsti dar vieną 3 mėnesių trunkantį meditacijų susitelkimų ciklą. Šiandien ryte kūrėjas priminė apie galimybę padėti kūrėjui išskleisti žmoguje jo aspektus. Tai būtų toks tikslas šių 3 mėnesių, bet kaip žinome, kartais subtiliai vedliai pateikia mums visiškai kitas gairės, kryptis ir žiūrėsime eigoje, kas vyks. Parašykite, ar mane matote, ar girdite, parašykite asmeninę žinutę, nes transliuoju iš Zoom, kad liktų įrašas, kad galėčiau pasidalinti su kitais. Ir keliausime tada į save. Aha. Na va, pasitikrinau, matau, girdžiuosi, viskas gerai. Suprantu, kad vasara, kad savaitgalis, bet visada galėsite peržiūrėti įrašą. Įteikiu procesus, įkūrėjau rankas, prašau vedimo, subtiliųjų vedlių, priimu tik tikslingą, tyrą, auginančią energiją man ir visumai iš dieviško tyro šaltinio, per lengvumą, džiugumą, takumą, atsipalaidavimą. Toks mano ketinimas, teesie tavo valia, susiderinu su kūrėjo valia, esu priėmimo, esu pasyvioje energijoje. Visada yra naudinga prieš susitelkimą atpalaiduoti kūną, padaryti kūno tempimo pratimus, pakvėpuoti, kad galėtumėm laisviau priimti aukštesnio dažnio energijas, atsipalaiduoti labiau. Todėl pajausk save kūne, pajausk save vientisume, pajausk darnoje, balanse, stabilume. Tvirtai pėdomis atsiremk į žemę, pajausk ryšį su motinos žemės Gajos centru, su naujaja žeme. Be jokių lūkesčių, be jokio vertinimo leidžiu ir patiriu save dabarties momente. Renkuosi tikėjimo, pasitikėjimo poziciją, įsikabinu kūrėjui ranką, jo glėbį, jis pakylėjo mus į kūrėjo kvantinės sąmonės lauką. Nieko mums daryti nereikia, tiesiog pajaus, kaip pro viršugalvį, tarsi liftu kiltų į tam tikrą sąmonės lygmenį tavo sąmonę, kartu su tavo subtiliaisiais mokytojais ir kūrėju.
Labai svarbu yra atsipalaidavimas, ta vidinė ramybė ir žinojimas, kad viskas vyksta tikslingai, harmoningiausiu būdu man, tau ir aplinkai. Labai norisi šiandien atpalaiduoti ir lieti to lengvumo, tvirto tikėjimo energijas, pasirinkimą, nes juk mes žinome, kur mūsų dėmesys, ten ir energija. Jeigu tu mintimis ar jausmu vibruoji netikėjimą, pasirink tikėjimą, pasirink sąmoningų sprendimų, nes ta tikėjimo galia, tavo dieviškoji šviesa yra tavyje, kaip prigimtinė dieviškoji energija, iš ko esi sutvertas, iš ko buvom sulėti aukštesniuose sluoksniuose. Galbūt pamiršom, užsimiršom, visada gali grįžti į ašį su mintimi, su priminimu savo, kad aš esu tai ir tai yra manyje. Tai išskleidžiu, tai renkuosi ir ieškau užtvirtinimo, kaip man pavyksta, kaip gera būti šioje akimirkoje, tiesiog tikėti ir pasitikėti, paleidus kontrolę, paleidus tas tiesas, apie kurias aš mąsčiau ir žinojau ar gyvenau. Tiesiog leidžiu sau būti ir susilieju su visko, kas yra kūrėjo, dieviška šviesa per šaltinį, per savo vidinę tėkmę, pakvėpuok. Įkvėp per šnerves, iškvėpk, iškvėp per burną. Gerai, kurie sako, kad jūs jau žinote ir mokate, kaip susistygiuoti. Ir keliaukime. Matau tokią kaip klasę, kaip pirmą klasę, kur kūrėjas priima kiekvieną, pasisveikina su kiekvienu, kabina kiekvieną. Šioje erdvėje yra ir daugiau sąmonių. Pajaus kaip gera apsikabinti su kūrėju, ateiti į tą mokymo klasę, tiesiog per lengvą tyrą būti, ateiti tam, kad užsipildyti, atsiverti, išskleisti savyje tas duotybės, pajausti save iš aukštesnės sąmonės lygio. Čia sutiksi iš savo kosminę šeimą. Apsidairyk. Jeigu kyla kažkokie įrašai iš mokyklos laikų, tai yra ne apie tai. Leisk jiems pasikylėti. Čia esi saugus, čia tavęs laukia, čia niekas nevertina, nerašo pažymių, čia esi, visi tave priima, palaiko, padeda, vyksta bendra kūryba per tyrumą, per priėmimą, per lengvumą. Čia ir mes atsipalaiduojame, nes saugu, lengva. Matau, kaip jau sutikę savo artimų kosminių sąmonių, jūs imate piešti, kiti konstruoti. Čia ir dabar imatės veiksmo.
Kūrėjas paragina jūs atkreipti dėmesį, kad atvykote, išjausti, pajausti, išskleisti savo tikėjimo, pasitikėjimo aspektą. Ši klasė tai tarsi naujas, tai net netarsi, o tai naujas erdvėlaikis naujame tikėjimo amplua, galima sakyti. Aha. Tegu ta kosminė dalis tavyje tegu kuria su tom kitom kosminėm sąmonėm, su ta kosminė šeima, kadangi mes mokame veikti daugiaplaniškai, tai tas tavo sąmonės dalis, stebėtojas, kuris fiksuoja naujumą, kuris fiksuoja apsisprendimą tavyje tikėti ir pasitikėti naujai, juos susikabinę rankomis, kartu su kūrėju stovime tokiame didelėje salėje, erdvėje. Ir kūrėjas išskleidžia tą tikėjimo, pasitikėjimo jausmą tavimi, manimi, mumis. Pajausk, kaip aš tikiu tavimi ir tau nieko nereikia daryti. Pajausk tą vienybę, kuri eina iš širdies į širdį. Ir mes šito tikėjimo, pasitikėjimo energijos neužlaikome. Tiesiog ji akimirksniu tokia stipri, tokia galinga. Ir tuo pačiu tokia švelni, lengva, tai yra, kad ji užpildo mus per širdį ir iš mūsų širdies tyrumo, tikėjimo, naujo kristalinio deimanto, kuris dabar tavyje atsiranda, išsispinduliuoja į šalia esantį ir tuo pačiu dar matau, kad visa šita tikėjimo, pasitikėjimo substancija, norisi sakyti, yra užpildyta iš absoliuto, tokia kaip iš šviesos burbulą, tokį mus įdeda absoliutas tikėjimo, tyroji naujoji substancija, nes mes toje erdvėje, toje salėje, tame vaiskume, tiesiog ten yra ta energija, kitos tokios nėra. Tiesiog yra tyrumo substancija. Kažkas išsigando, atsipalaiduok, sako kūrėjas. Kiekvienas mes maudomės tame, nes ir kvėpuojame, ir oi, kaip gera. Susiliejame su ta tyrumo substancija ir tiesiog kaip medūzos, kaip visiškai tampame šviesa. Tikėjimo šviesa. Kvėpuok sąmoningų sujungtų kvėpavimų ir patirk savo naują tikėjimo jėgą, energiją kiekvienoje savo ląstelėje. Pajausk, kaip jie keičia tavo DNR, kaip jie aktyvinasi tavo stubure iš dubens apačios į apačią ir į viršų iš dubens taško.
kaip išeina iš krūtinės centro. Mhm. Įdomu, ne iš krūtinės centro, o matau, ko gero, pirmojoje čakroj, kuris apjungia tą žemišką tikėjimą ir tą subtilųjį. Ir matau tokias kaip būtent pirmoj čakroj tą apsijungimą šį kartą. Iš to taško išeina į apačią, po to į viršų, į dešinę, į kairę. Gaunasi ta tokia vertikalė ir tas taškas yra čia, bet jis yra būtent pirmoj čakroj. Kaip kurtusi naujoji realybės platforma ant to tavo tvirto išskleisto tikėjimo, ant tos naujos substancijos. Ko gero tai vyksta pas kai ką tikimybių, pas kai ką galimybių laukia. Ir kai mes sugrįžę iš meditacijos pasiryšim tęsti ir daryti sprendimus iš tos naujos tikėjimo galios, energijos, iš tos naujos substancijos, su visišku tikėjimu, pasitikėjimu, tai ir įsitvirtins į realybę. Nes realybė tada atsiranda, įsiaktyvina šitą substanciją tada, kai per veiksmą, kai mes išnešame veiksmų į materiją. Pabūk šitame jausme, pajausk jį kūnu, pajausk kiekvieną savo ląstelę, pajausk sustiprėjusią žemišką valią, gyvybinę energiją, sveikatą, drąsą, ryžtą, atsipalaidavimą, ramybės, saugumo jausmą. Ir viskas skleidžiasi iš tikėjimo, pasitikėjimo gijos. Sugrįžta orumas, išsiskleidžia, nesugrįžta, išsiskleidžia toks orumas, lengvumas, prasmė, žinojimas, kas aš esu, kur einu, ką kuriu. Tai išsiskleidžia tikslingumas, ryžtas, valia, drąsa, tikslingumas, lengvumas, pasimėgavimo džiaugsmas, atsipalaidavimo. Nes tikiu, pasitikiu, o kai tikiu, pasitikiu, žydžiu, atsipalaiduoju, mėgaujuosi ir tuo pačiu sutelkiu dėmesį į tai, kas tikslingiausia manyje, nes yra aiškus žinojimas, aiškus suderinamumas su kūrėjo valia, kuri gali ne visada atitikti su mūsų išreikštų norų dabarties akimirkoje. Nes gali būti daug geriau, kūrėjas gali būti numatęs daug geresnį variantą, nei tu sugalvoja tavo protas, nes vyksta dėl visumos šis pokytis, laiminga, įsijungia laimės sąmonė, įsijungia bendrystės jausmas, vienio, saugumo, tvirta valia, galia, galios centras, galia kurti tikslingai, materinė laisvė. Išjausk tą jausmą, pajausk
Išgyvenk jį kūne, išgyvenk visais lygmenimis. Patyrinėk šią erdvę, apie ką jie tau, kokią formą, kad galėtum grįžti, koks galbūt vaizdinys, kuris tau padės grįžti į tą momentą, išskleisti tą naują aspektą, į tą erdvėlaikį, kuris yra pavadintas tikėjimo, pasitikėjimo klasė, kambarys, erdvė. Kai kam galbūt ir visas universitetas, man taip jaučiasi, kad klasė tada man einasi per lengvumą, žaismingumą, su lengvumu, su malonumu stebėk, tyrinėk, neįsitempk, jeigu ir kažką nesupranti, nesuvoki, leisk viskam būti, ateis žinojimas per sapną dienos vienos kitos eigoje. Labai svarbu, kad užfiksuotum tą naują vidinę būseną, kaip jaučiasi tavo ląstelės, kaip jaučiasi tavo smegenys, kaip jaučiasi tavo akys, kai žvelgi iš tikėjimo, pasitikėjimo energijos, kokie žodžiai eina iš tavo lūpų, kai tiki, pasitiki, ką girdi, kai tiki, pasitiki, kaip dirba rankos, kokia tavo eisena, kai girdi, kaip tiki, pasitiki, kokie tavo rūbai, spalvos, šią akimirką, kokia tavo veikla, kaip dirbasi darbai, o gal imiesi naujos pradžios, tai ką atidėliojai. Kai tiki ir pasitiki, kad žinai, kad pavyksta, nes kuri ne viena, kuri kartu, kuri iš to naujo jausmo, į kurį kviesiu tave susitelkti visą šią savaitę, jį tyrinėti, jį auginti dėmesiu. Kažkam prireiks laiko ir daugiau. Tikėjimu ir pasitikėjimu einu į pasaulį. Su tikėjimu ir pasitikėjimu einu per pasaulius. Su tikėjimu ir pasitikėjimu pradedu dieną. Su tikėjimu ir pasitikėjimu veikiu, kalbu. Jeigu dar neturiu vidinės jėgos, tai žinau, tikiu ir pasitikiu, kad ją išskleisiu, nes turiu visą kosminę šeimą, kuri taip pat yra ir Žemėje. Mhm.
Kvėpuok, kvėpuok ir vis labiau atsipalaiduok. Oi, kai pradėjo niežėti ausinė galiu. Jūs kuriate kiekvienas, jau nebesate susikabinę rankomis, kuriate kiekvienas atskirai ir tuo pačiu visi kartu. Materialinės gėrybės, materialinė laisvė ateina kaip pasiekmė tavo vidinės laisvės, tavo vidinio džiaugsmo, to vidinio tyro, tvirto tikėjimo. Išskleisk savo tikėjimą, kai jau užsipildysi iš vidaus, išspinduliuok per kvėpavimą į savo aplinką. Tegu susilieja su dar kitu tyru tikėjimu tavo žemiškoje realybėje. Tavo dažnis, išleistas dažnis sutiks dar tyrą, tvirtą tikėjimą iš kitos tavo artimos kosminės būtybės žemėje. Tegul ta tyra, tvirta tikėjimo energija užpildo tavo namus. Tai įsigeria į sienas, į grindis, į užuolaidas, į kėdę ar lovą, ant kurios sėdi, į lempą, baldus. Tavo tikėjimo per tave einančio tyro tikėjimo, substancijos, energijos, sklaida beribė, nes jį iš kūrėjo, tie kūrėjas užpildys per tave, tavo artimus, tavo darbus, kūrybą, sodą,
santykius, visas sritis, visus žmones, kuriuos sutikai ir sutiksi. Maistą palaimins šitą substanciją. Tikėjimo vanduo gyvas tavyje. Tyras tikėjimo vanduo. Geriu į save tyrą tikėjimo vandenį. Užpildys kelius, miškus, laukus, kaimus, miestus. Visą Lietuvą, visą šalį, visą žemę. Visa, kas gyva ir negyva. Ir susilies, užpildydamas subtilias erdves, mineralų pasaulį, augalų, gyvūnų, gyvą ir negyvąją gamtą, angelus, archangelus, jiems irgi subtilioji, tyroji tikėjimo energija juos sustiprina, subtiliuosius vedlius, iki pat kūrėjo grįžta mūsų išskleista tikėjimo tyra energija. Per veiksmą, per žodį, per jausmą, per kvėpavimą, per gurkšnį, per mintį, per raišką mes paimame iš absoliutą tą tyrą substanciją, per kurią mus įlieja, užsipildome, išspinduliuojame ir ji grįžta sustiprėjusi į pradžių pradžią. Tyras, tvirtas tikėjimas nekuria iliuzijų, nenuveda nuo tiesos, nuo tikslingumo skirto tau. Labai gražiai ir harmoningai suderina pirmuosius žingsnius, todėl ir sako pirmą klasę. Pirma klasės medžiaga gali skirtis kiekvienam. Vienam bus universitetinio lygio, kitam tokio, pagal tavo gebėjimus, pagal tavo galias, pagal tavo išreikštus sprendimus, ketinimus, veiksmus, pagal tavo valią, pagal tavo įdirbį, pagal tavo būdą, aukštesnių sąmonių sklaidą, tikslingumą ir asmenybei, ir sielai, ir dvasiai. Na ką, neklausom pasam. Pabūk, užsirašyk, gal norėsis pašokti, gal norėsis kažką iš tos tikėjimo energijos išnešti į tą realybę, sugerk kaip kempinė. Taip gera, taip lengva širdyje ir išsiskleidžia laimės būsena, džiugumo, lengvumo ir tokio dėkingumo. Tai dėkoju kūrėjui,
Dėkoju kosminiai šeimai, dėkoju savo aukščiausiai sąmoniai, dėkoju subtiliems vedliams, kurias pažįstu ir nepažįstu. Dėkoju, kad galiu transliuoti socialinėms erdvėms. Dėkoju už technologijas, dėkoju už ramią drąsą, už tikėjimą savimi, už leidimą būti tuom, kas esu, už bendrą kūrybą ir tau dėkoju, už atliepimus, už subtilę kūrybą kartu, už palaikymą. Už būti, už tą tikėjimo deimantą, už balansą, pusiausvyrą, ramybę, vidinę laisvę, grožį, gausą, maistą, bendrystę, namus, artimus, santykius, darbus, finansus. Dėkoju, dėkoju, dėkoju. Ten bus palaiminta visa. Dėkoju, dėkoju, dėkoju angelams, archangelams, mineralų, augalų pasauliui, kvapams, savo kūnui, savo šventyklai, savo akims, savo ausims, žodžiams, rankoms, inkstams, antinksčiams, smegenims, protui. Ačiū, kad esi. Ačiū, kad kuri.